pasaulio pabaigos. Galvoju, neprimuilavau ant šiaurinių langų. Galit Saulę jūs nebekristi nuo dangaus? Nekrisinti, aišku. Mėnuliui grėsmė, ne? Tai aš galvoju, reikia tokiu atveju atlikti obredą, pasikirpti grifką. Ta prasme, tam, kad akis matytų, neturi būti užkrėsti plaukai, tada vadinasi žvaigždės nekrenta. O reiškia kokios įžvalgos? O šukuosenų pasaulyje. Svarbiausia atsiduoti vėjui. Pavėjui, iš kur vėjas pučia, reiškia, vis atsiduodama ir atsiduodama, sulaukia tikros, reiškia, pergalės plaukų evoliucijoje. Kitas pokalbis bus svarbesnis, pakalbėsime apie išlikimą be vyrų.